Sveiki. O, jūs jau čia? Čia Agnė iš ateities. Pradėjus žiūrėti visas analizės kanalo, pamačiau, kad net 90% šio kanalo žiūrovų neprenumeruoja kanalo. Tad suskubk, paprenumeruok ir pakomentuok po naujausių video. Iki! Virinimo darbai tęsiasi antroje antkaladžių dalyje. Šiame epizode bus virinama metalas prie metalo. Kaip taip gali būti, kaip taip įmanoma, sužinosite tuojau pat. Videografė mane paliko. Jo vardas Atostogos. Aš niekada neturėjau šansų. Na, geriausias būdas išgyventi liūdesį ir netekti yra darbas. Nu tai ir dirbu. Bus interjero virinimas, truputėlį mažesnėm dalim, nes vieno didelio gabalo virinti tikrai nesiruošiu. Tai po biskutį ir čia va vienas kažkaip bandysiu išsiversti. Aš ne virintojas, bet pažiūrėjęs kelis video YouTube, nes kurgi kitur dar šiais laikais galima ko nors išmokti, aš ką supratau, tai kad reikia labai po lėto virinti, labai po lėto. Tai panašiai ir bus. Virinsime metalo gabalą prie metalo gabalą. Judu po lėto, po truputį. Viso didelio gabalo nesinori virinti. Tai kaip bus virinama, tai pirmą reikia bent truputėlį pritaškuoti, kad laikytųsi vietoj. Ir tada, kai viskas atsivėsino po truputį, tada galima pradėti virinti siūlėm. Bet siūlės nuo vieno taško iki kito, tada palauki ir tada visai kitoj pusėje nuo vieno taško iki kito. Tam, kad karštis pasiskirstytų truputėlį tolygiau ir žinoma, jeigu matosi, kad per daug šilumos, metalas spalvojasi, dar ką nors,
sustot, palaukt, kaip įmanoma lėčiau, kad tik nebūtų per daug karščio, nes per daug karščio išlankstys metalą ir tada jau turėsime didesnių problemų. Tai pirmas žingsnis viską prisitaškuoti. Ką sakei? Ai, teisingai, vienas dirbo. Vai. Nu, ką padarysi? Nu tai sveiki. Sveiki, videografė sugrįžo ir mes lankomės nesenstantį klasiką 2025. Dėl to, kad vis tiek reikia palaikyti senovinio automobilių klasę ir pailsėti nuo Citroeno ir Rudžių.